Sveiki, susirinkom į Rygą, į Pikerniekų trasą, į vieną rimčiausių trasų turbūt, ne, Europai gal? Nu, turbūt jo, Europai tikrai drifto bent jau, tai tikrai vienas stipriausių. Renginys tai irgi vienas iš didžiausių automobilių, tai ir Pro lyga, ir Semi Pro, ir Streetas atskirai trasą turi, tai žmonių daug. Labai daug vietos visur ir įspūdinga gamta ir pati lokacija grinai pačiam centre parke. Tai taip nekasdieniškai, žinai. Jo, tai stipriausia viena turbūt Europoje trasų, bent jau drifto, tai tikrai. Vyksta čia ir Driftmaster Europos čempionatas ir panašios aukšto lygio varžybos, tai manau bus šiandien stipru. Pasidarėm truputį pakeitimų nuo praėjusios treniruotės, tai žiūrėsim, ar jie pasiteisins ir tikėkime, kad viskas bus gerai. Man pačios varžybos čia vienos stipriausių, kokiuose esu dalyvavęs. Iki dar nesu buvęs, tai šiandien, sakykime, statysimės į Driftmasterių sieną, kur, kaip ir sakė, teisėjai reikia didelių kiaušų. Tai nežinau, matysim, kiek jie didelį, kiek ar pamažinti, tai pamatysim video, žinai. O daugiau startuojam su visiškai atnaujinta mašina, tai HGK išblušo visas pilnas atnaujinimas, nes buvo iš po praeito sezono viskas sudaužyta. Rėmėjų pagalba persidažėm visą HGK body, sudėjom visą grafiką, sudėjom rėmėjus. Šiais metais turime dar papildomai kelis stiprius rėmėjus, tai Mega, Baldų Profai, Miego linija, Tumontas, Wrangler Power Tuning ir visi kiti nuo praeitų metų. Tai visiems jiem mes esam dėkingi, mumis stumia į priekį. Tai va, šiandien bandysim parodyti, ką mokam, o dar tik sezono pradžia, tai jeigu šiandien nepasiseks, tikėkimės ateityje pasiseks. Einam pažiūrėsim, ką treneris prisidarė reikalų. Esmė buvo sufotkinta, toliau jau seniai. Girdi, mano irgi šiandien taip aš susifotkinau, tai irgi dabar tavęs prisidėjęs, nežinau ką daryti. Ne, tai pradėsiu važiuoti, jau irgi nuplėšti sparną. A, kas čia buvo tau? Tikriausiai per greitai mes svečiau. Važiuoju. Papasakok apie treniruotę savo. Nu, gavome 7 važiavimus su savo mažutė, naujai atnaujinta, dar kartą ačiū Gorilla studijai, visiems vyram, visam kolektyvui, visą dieną klijavo mane, iš karto kažkaip daugiau pasitikėjimo, daugiau atrodo galios, tai nenoriu nuvilti. Iš karto spaudžiau gazo nuo pat pirmo važiavimo, tai po pirmo suvažiavimo iš karto pasakiau, kad gerai jaučiuosi, dar suvažiuosiu geriau, tai iš tikrųjų iš 7 važiavimų 4 važiavau lead pozicijai, tai 2 labai gerai suvažiavau ir 2 šiaip pusėtinai, neblogai. Ir tada dar čeisinau su labai galingom mašinom Pro lygos automobiliais, tai aišku, jie pabėga į priekį, bet viskas gerai. Iš tikrųjų, kaip 7 važiavimai, klaidų nepadariau, neapsisukau, kažkokių ekstra nutikimų nebuvo, kad trenksiuos kažkur, stabdysiuos, taip toliau. Šiaip gerai jaučiuosi, iš tikrųjų. Stovėjau eilėje, buvo jau toks kaip ir miegas suėmęs, galvojau, kad nebebus reakcijos, galbūt, kad padarysiu kokią klaidą, kažkur gal trenksiuos, tai taip stengiausi įsibudinti pašildymo zonoje. Nuo to Emkės kriokimo atsibudau ir iš tikrųjų gerai suvažiavau treniruotę. Patenkintas. Ką spoteris sakė? Sakė gerai, duok dar daugiau gazo, dar daugiau drąsos, tai sakau, ties 4 jau bandymų, tai tikrai labai gerai suvažiavau. Tai dabar po kokios valandos eisim žiūrėti GoPro medžiagą ir pasidėliosim taškus, kur dar kažkur ką pasigerinti, kur pasitolinti. Ir į vieną klipą šiek tiek prašo vis vėliau persimesti, tai va reiks ir dirbti ant to, kad pasitolinti persimetimą. O nuo
vieno persimetimo visa trasa ir susijungia. Tai žinom klaidas, dar pasigerinsim, bet svarbiausiai, kad nuotaikos geros, automobilis laiko, padangos tinkamos, važiuoklę susitvarkėm, viskas labai gerai. Ir nelyja. Va svarbiausia, kad nelyja, nes pranašavo labai jau. Ir važiavau šiandieną iš Šiaulių po 5 ryto, tai lyjo ir galvoju, kad mano nemėgstamiausias oras tai lietus, bet iš tikrųjų turim saulėtą, gerą dieną, tai viskas labai fainiai. Rytoj pranašauja lietų, bet ar mes į rytojų pakliūsim, į top 3 dar neaišku, tai va stengsimės, a jau kai bus, tai bus. Ką tik suvažiavom kvalifikaciją, gavau 7 važiavimus, tai nuo pat pirmo važiavimo iš karto pasakiau, kad šiandien gerai jaučiuosi, tai redukciją žiauriai gerai pataikėm, važiuojam ant 5,5 baro, šiek tiek daug, bet kaip sakau, čia važiuoja mano grupiai su pro mašinom, tai apie 600-700 arklio, pas mane tik 340, tenka pūsti daugiau padangų, kad atėmčiau kitus klipus, man atrodo, kad visai neblogai, kaip tu iš šalies žiūrėjai. Man atrodo, kad su tiek, kiek turime arklių po kapotu, tikrai sekas mums labai gerai. Aišku, dar trūksta gal praktikos, bet jau dabar garantuotai važiuosim į top 3. Ir svarbiausiai, kad sudeginom net padangas po kelių važiavimų, tai vadinas gazą tikrai spaudėm, dūmų buvo ir manau, kad dar bus. Ir aišku, padėjo naujas liveris. Jo, ačiū rėmėjam Gorilla reklamą. Nu, oras tai dieve padėk. Tai galiu taip sakyti. Oras tai tikrai dieve padėk. Kaip žinot, man labai patinka lietus, nes labai lengva padaryti 360. Tai vienu žodžiu, ryte važiavom treniruočių pirmą sesiją ant geros dangos, dabar irgi pradėjom važiuoti ant geros dangos ir pradėjo lašnoti. Šiek tiek buvo slidžiau, bet dabar jau pradėjo stipriai lyti ir mums bus kvalifikacija. O ką kvalifikacijų rinktis, kokį slėgį, kokias padangas, kokiu greičiu statytis, kaip neišslysti iš trasos ir neapsisukti, tai tiesiog pažiūrėti į dangų ir nuspręsti. Nei pasibandysim dabar, nei ką. Ne kokios nuotaikos, bet gal kažkaip išgyvensim, kaip nors. Bandysim. Nu ką, eiliniai bairiai, pirmas važiavimas 0, kaip mes mėgstam, kaip įpratę, bandysim antras važiuoti, ne 0. Ne, šiaip iš tikrųjų tai pirmas buvo viskas labai gerai, tik prie sieną truputį pabijojo. Nebuvo šiandien jokių treniruočių ant šlapio gavęs, tai gavos taip, kad pirmą treniruotę ant šlapio gavo šitai trasui per kvalifikaciją, pirmą važiavimą. Tai kaip ir daviau užduotį realiai įvykdė viską tą, ką paminėjau ir dabar žinom klaidą, kurią reikia pastaisyti ir pastaisysim.
Tai va, o iš tikrųjų pradėjau pasistatymą, kaip Vaidas sakė, iš tikrųjų labai gerai ir visas 70% trasos suvažiavau iš tikrųjų labai gerai, bet galvodamas apie tą šlapią dangą, biškį apie kitą sukibimą, mintis buvo kitur, kad neapsisukti, normuoti gazo kontrolę, žiūrėti į priekį, kas vyks, bet nepagalvojom mūsų nelemtą biškę, kurią turėjom žiūrėti į priekį, į betonus, o ant tų betonų stovi tokia biškė. Į ją mes turim žiūrėti, kad į ją atvažiuotume. Aš ją nežiūrėjau, gavosi, kad atvažiavau arčiau ir vos neatrodė, kad man trenksios į betoninę sieną. Tai gal ir būčiau nesitrenkęs, bet faktas, kad nežiūrėjau ten, kur turėjau mašiną keliauti, žiūrėjau daug arčiau. Tai va ta klaida ir buvo. Pasistabdžiau, pasitiesinau mikrosekundę ir gavome 0. Tai sakykime, dabar viską tą patį darysiu, bet reiks atsiminti, kad jau betoniniai sienai stebėti biškę ir mašiną mesti į tolį ir manau, kad bus viskas gerai. Tai žodžiu, šitas etapas ir apskritai šitie visi etapai, kurie buvo, tai čia kažkoks prakeiksmas tau, nes kvalifikacijos, tai užstrigai kvalifikacijų tiesiog. Jo, tai va kaip ir šnekėjom, kad nepasitreniravau ant šlapio šiandieną, tik ant sauso, daugiau trasos, daugiau greičio, tai ir išderino visas tas lietus. Tai žinant mane, kad ant lietaus man sudėtinga, bet po truputį matom provaizdžių, kad galima jau ir važiuoti ant šlapio. Viskas kaip ir buvo neblogai, treniruotė sekės puikiai, misiją turėjom aiškę, viskas kaip ir gavosi ją įgyvendint pirmų važiavimų praktiškai taip, kaip norėjom. Truputį nepavyko galos važiavimo, kaip ir antram buvom pasiruošę jau jį susitvarkyti, bet paprasčiausiai pasikeitė vėl truputį sąlygos, truputį buvo netikslumų pačiam važiavime. Ir viskas, tas ir lėmė, kad baigė šiandien varžybos. Nieko baisaus, bus dar tų etapų, bus dar tų varžybų, apskritai jau Rygoj suvažiuoti šiandien buvo tikrai geras pasiekimas. Buvom puikiai atlikę visus namų darbus, reduktoriai viskas puikiai pataikyta, tai aš manau puikiai patirtis ir viskas buvo labai super.